Žinios lengvai. Remia Telia. Kviečiame klausyti žinių apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Lengvai suprantama kalba reikalinga žmonėms, kuriems yra sunku skaityti ar suprasti įprastus tekstus. Išrinktas naujas Lietuvos ministras pirmininkas. Lapkričio 21 dieną buvo išrinktas naujas Lietuvos ministras pirmininkas. Juo tapo Seimo narys Gintautas Paluckas. Lietuvos ministras pirmininkas vadovauja vyriausybei. Vyriausybė dirba Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Pavyzdžiui, įgyvendina įstatymus. Seime dirba 141 Seimo narys. 88 Seimo nariai balsavo už tai, kad Gintautas Paluckas taptų Lietuvos ministrų pirmininku. Dabar per 15 dienų Gintautas Paluckas turi nuspręsti, kaip dirbs vyriausybė ir kas bus ministerijų ministrai. Kiekviena ministerija turi savo ministrą. Ministras yra tos ministerijos vadovas. Lietuvoje yra 14 ministerijų. Baltijos jūroje nutraukti telekomunikacijos kabeliai. Lapkričio 17 dieną Baltijos jūroje buvo nutraukti telekomunikacijos kabeliai. Telekomunikacijos kabeliai yra laidai. Šie laidai yra po vandeniu. Kai šie laidai veikia, žmonės gali naudotis internetu ir kalbėti telefonu. Jeigu šie laidai neveikia, pavyzdžiui, yra nutraukti, gali neveikti telefono ryšys. Tada žmonės negalės, pavyzdžiui, kalbėti telefonu. Šie laidai jungia Lietuvą ir Švediją, bei Vokietiją ir Suomiją. Kai laidai buvo nutraukti, įmonė Telia pranešė, kad tarp Švedijos ir Lietuvos nutrūko ryšys. Telia yra įmonė, kuri pardavinėja telefonus ir rūpinasi, kad žmonės galėtų kalbėti telefonu ir turėtų internetą. Tačiau Švedija labai greitai sutvarkė laidus, todėl žmonės nesusidūrė su jokiomis problemomis. Lietuvos politikai sako, kad tai galėjo padaryti Rusija. Tuo tarpu vienas naujienų portalas pranešė, kad tuo metu, kai buvo nutraukti laidai netoli, praplaukė Kinijos laivas. Lietuvos teisėsauga praneša, kad tirs šį įvykį. Lietuva nori išsiaiškinti, ar kažkas laidus nutraukė tyčia, pavyzdžiui, Kinija arba Rusija. Švedija pranešė, kad taip pat tirs šį įvykį. Švedija irgi nori sužinoti, ar kitos šalys, pavyzdžiui, Kinija arba Rusija, tyčia nutraukė laidus ir taip bandė pakenkti Lietuvai ir Švedijai. Lietuvoje sudužo krovininis lėktuvas. Lapkričio 25 dieną sudužo lėktuvas, kuris skraidino įvairius krovinius. Tai reiškia, kad lėktuve nebuvo daug žmonių. Lėktuvas skraidino siuntas. Lėktuvas nukrito Vilniuje šalia namo. Kai lėktuvas nukrito, jis užsidegė. Lėktuvu skrido 4 žmonės. 1 žmogus žuvo, 3 žmonės yra sužeisti. Policijos pareigūnai sako, kad dabar vyksta tyrimas. Tik ištyrus specialistai galės pasakyti, kodėl lėktuvas nukrito. Švedija padės Lietuvai apsaugoti oro erdvę. Lietuvos krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuva ir Švedija pasirašė susitarimą. Susitarime parašyta, kad Lietuva spręs, kaip Švedija gali padėti apsaugoti Lietuvos oro erdvę. Oro erdvė yra vieta virš žemės. Oro erdvę dažniausiai galima apsaugoti lėktuvais. Ir kaip iš Švedijos nusipirkti daiktų, pavyzdžiui, tankų, kurie gali padėti apsisaugoti nuo priešų. Dabar Lietuva ir Švedija daugiau dirbs kartu, kad Lietuva būtų saugi. Vyrų krepšinio rinktinė žais 2025 Europos krepšinio čempionate. Lietuvoje yra vyrų krepšinio rinktinė. Rinktinė yra komanda. Šioje komandoje žaidžia geriausi Lietuvos krepšininkai. Todėl jie atstovauja Lietuvą įvairiose rungtynėse. Šiai rinktiniai vadovauja Rimas Kurtinaitis. Praėjusią savaitę Lietuvos vyrų krepšinio komanda žaidė 2 rungtynes su Šiaurės Makedonija. Abi rungtynes laimėjo Lietuvos komanda. Todėl dabar Lietuvos komanda galės žaisti Europos vyrų krepšinio čempionate.
Šis čempionatas vyks 2025 metais. Europos krepšinio čempionatas vyks 4 šalyse – Latvijoje, Kipre, Suomijoje ir Lenkijoje. Telia kviečia atkreipti dėmesį į Kalėdas. Telia yra įmonė, kuri pardavinėja telefonus ir rūpinasi, kad žmonės galėtų kalbėti telefonu ir turėtų internetą. Telia daug kalba apie Kalėdas, kurias švenčia skirtingi žmonės. Šiais metais Telia kalbės apie žmonių turinčių autizmo spektro sutrikimus ir poreikius. Autistiškiams žmonėms, pavyzdžiui, gali būti sunku būti vietoje, kurioje yra daug žmonių. Gali būti sunku būti vietoje, kurioje yra labai daug garso. Gali būti sunku žiūrėti kitam žmogui į akis. Telia nori parodyti, kad visi žmonės yra skirtingi. Kalėdas irgi galima švęsti skirtingai. Šiais metais Telia papuoš savo parduotuves saulėgrąžomis. Saulėgrąžų žiedas reiškia nematomą negalią. Pavyzdžiui, jeigu žmogus turi saulėgrąžų pakabuką, reiškia jis turi negalią, nors jos ir nesimato. Taip pat programėlėje Telia Play Plus galima klausytis įvairių pasakų vaikams. O programėlėje Burbulai galima klausytis istorijų apie negalią, garso įrašų, kurie padės nurimti, ir garso įrašų, kurie padės susikaupti. Šią programėlę galite atsisiųsti į telefoną. Daugiau informacijos apie Telia galite rasti interneto puslapyje www.telia.lt. Naujienas lengvai suprantama kalba kviečiame klausytis internetinėme puslapyje skaityklengvai.lt ir YouTube kanale Aklas pasimatymas. Naujienų apžvalgą rengė Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Miglė Baltrūnaitė. Vertino Inga Olševskytė. Skaitė Lina Žaltauskaitė. Garso režisierius Vytautas Petrošius. Žinias lengvai remia Telia.